Kai šiose vietose filmavome paskutinį kartą, o tai buvo mažiau nei prieš 2 mėnesius, vaizdai atrodė visai kitaip. Dabar nutirpus paskutiniems gausaus sniego likučiams ir vis labiau įsivyraujant pavasario saulei, pats metas pakalbėti apie šiltojo sezono malonumus, o vienas jų – kelionės dviračiais. Klaipėdoje intensyviai atnaujinama dviračių infrastruktūra, Smiltelės ir Minijos gatvėse vykdomi darbai žymi dar vieną žingsnį siekiant patogesnio ir saugesnio judėjimo mieste. Šie projektai yra platesnės strategijos dalis, kuria siekiama skatinti darnų judėjimą ir mažinti automobilių srautus pietinėje miesto dalyje. Minijos gatvėje darbai vykdomi etapais, pirmasis ruožas jau beveik baigtas, liko tik baigiamieji aplinkos tvarkymo ir želdinimo darbai. Tuo metu antrajame etape statybos atnaujintos po žiemos pertraukos, o trečiojo etapo darbai turėtų prasidėti artimiausiu metu. Iš viso šiame projekte bus įrengta daugiau nei 2 km naujų pėsčiųjų ir dviračių takų. Taip pat numatyta įrengti poilsio zonas su suoliukais, dviračių stovais, modernų apšvietimą bei infrastruktūrą, pritaikytą žmonėms su negale. Nemažiau svarbus pokyčiai vyksta ir Smiltelės gatvėje. Čia tiesiamas naujas takas, sujungsiantis Šilutės plentą ir Minijos gatvę. Šiuo metu vyksta intensyvūs įrengimo darbai, formuojami takų pagrindai, montuojami bortai, įrengiamas apšvietimas. Kai kuriuose atkarpose bus įrengti atskiri takai pėstiesiems ir dviratininkams, o kitur bendri, platesni takai. Projekte taip pat numatytos žaliosios juostos, kurios atskirs takus nuo važiuojamosios dalies ir pagerins aplinkos kokybę. Tikimasi, kad visi darbai Smiltelės gatvėje bus baigti iki šių metų vasaros. Įgyvendinus projektus, pietinėje Klaipėdos dalyje atsiras vientisesnis ir saugesnis dviračių takų tinklas, kuris palengvins kasdienės kelionės tiek į darbą, tiek laisvalaikį. Savivaldybės atstovai pabrėžė, kad tokie projektai ne tik gerina susisiekimo sąlygas, bet ir prisideda prie sveikesnio gyvenimo būdo skatinimo bei aplinkos tausojimo. Dviračių infrastruktūros plėtra Klaipėdoje tampa vis svarbesnė miesto transporto sistemos dalimi, atspindinčia augantį gyventojų poreikį patogiai ir saugiai judėti be automobilio. O mes tikimės, kad nepamiršite palaikyti šio visuomeniniais pagrindais kūrimo kanalo, paspausdami patinka ir žinoma prenumeruodami. Likite su Klaipėda TV, bus daugiau.